širdelė dreba kaip 16-metis. Ir atrodo, kiek čia senai prabėgo tiek tų metų, kada aš su jumis ir draugauju, ir ginčiamės, ir dirbam, ir visokių reikalų turim. Ir šiandien yra malonu, kad mes pas mus ir svečių yra daug, ir tai, kad mūsų draugijoje yra ir romų tautybės, ir ukrainiečių tautybės, ir atrodo Lietuva tokia mažytė ir kartu tokia didelė, jeigu mes ją turim kiekvieną širdyje ir mylim, ir tariam žodį mama, man atrodo, kiekviena savaip, kiekviena su išraiška, bet žodis tas pats. Ir aš jums noriu palinkėti laimės, sveikatos, nes aš noriu girdėti jūsų širdies plakimą, jūsų žodį, kai lūpos tyli, kai kartais akys iš skausmo ar kančios užmerktos. Aš noriu jūs girdėti, suprasti, pajusti savo širdimi ir jums kiekvienam po savo dalinu savo ширдес шелумос. Литовцам, наши уважаемые мужчины и милые женщины, позвольте мне поздравить вас от имени Украины с этим прекрасным праздником. Недарма свято весни на свято весни припадає жіноче свято, свято мами. Не зря женский праздник матери припадает на весну. Pristatė labai iškilmingai ir daug, bet aš gal prisistatysiu šiek tiek kitaip, kad esu panevėžietis ir balčikonietis. Tai dėl to man yra labai smagu visuomet grįžti į Panevėžį ir susitikti čia su žmonėmis. Ir aš dar esu girdėjęs, kad šita šventė jau vyksta bene 20 metų. Ir tiesą sakant, šie metai yra tiek daug tų 20-mečių vykstančių. Tai jūsų šventės 20-metis, Lietuvos ir kitų dar 9 valstybių 20-metis Europos Sąjungoje. Ir tokie gražūs iš tikrųjų sutapimai, nes Europos Sąjunga, man atrodo, visada stengiasi padaryti kiek įmanoma daugiau, kad neįgalieji būtų tikra dalimi kiekvienos bendruomenės ir visuomenės. Ir tai pasireiškia ir per įvairiausias lėšas, struktūrinius fondus, kurie buvo skiriami, bet ir per bendras politikas, per tokį mūsų kultūros keitimą, per mūsų suvokimo keitimą. Sveikinu su artėjančia motinos dienos proga, palinkėsiu jums sveikatos, meilės, džiaugsmo. Mamos. Visų pirma, tai noriu labai padėkoti draugijai, seseliai už tą nuolatinę dėmesį, už nuolatinius kvietimus į savo nuotaikingus renginius, labai linksmus renginius, kad ir šiandieną esame renginį, kuris vyksta visų pirma penktadienį. Antra, jis vyksta labai nuostabiu oru, užsakytu oru. Trečia, programoje bus įvairiausių kolektyvų, tiek iš Panevėžio miesto, tiek iš kitų miestų. Ketvirta, turim taip pat programoje ir mūsų nuostabėje dainininkė Irena Ulvidaitė, kuri irgi atliks nuostabias dainas ir linksmesnius. Maisto, matau, taip pat irgi turėsime užtektinai, tai nesuprantu, kodėl programos pabaiga 14:30 dieną. Pratęsim, tai aš tikiu, kad prasidėjus dainoms, prasidėjus šokiams mes renginį pabaigsime naktį, tai dar neaišku tik tai kada, ar sekmadienį, ar šeštadienį. Tą dieną savo mamoms visi prisimename savo mamas ir aš savo prisimenu, kurie užaugino mūsų gausų būrį vaikų, net 6, aš pats jauniausias, bet tuo pačiu prisimenu ir manau visi mes apie tai pagalvojame apie Ukrainos mamas, kurios dabar šiandieną yra priverstos siųsti savo vaikus į karą, jų netekti ir ta kančia iš tiesų yra labai didžiulė, tai galbūt palinkėsime, kad ta kančia greičiau baigtųsi. O šiaip gal jūs pastebėjote tikriausiai, mes, ir Deividas prieš tai kalbėjęs, mes atėjome jūsų pasveikinti, bet neatsinešėm jokių dovanų. Tai yra todėl, kad, jeigu prieš 25 metus prisimenu, per panoramą vieną moterį parodė vienkiemį gyvenančią. Jis sako, aš nedalyvausiu rinkimuose, nieko nežinau, nes sugedo televizorius.
tai kitą dieną pas ją atvažiavo 3 partijos ir gavo 3 televizorius. Seniai, oi seniai, pas motulį buvau, vairužėlą tėveši kelaliai, žaliom vėlėm. Vairužėlą tėveši kelaliai, žaliom vėlėm. Dalgelimsiu, žolą laikirsiu, aš pas savo raudonųjų motulį viešnagę naisiu. Ilga dovana, buvo ilga labai. Tos lietuviai tas dainas, tokias ilgas rašydavo anksčiau. Va, Stanislau, gėris garantuotai tau. Pasisavinsiu pirmą laiko. Lietuvos aš ilgai nedarysiu, va čia yra gerbimai Stanislavai Arbutavičienei, didžiausia padėka ir sveikinimai. Ir ne tik su mamos diena, bet kai jie atsiuntė, kad yra šiandien 20 kartas, kai čia jūs švenčiat šitokią garbingą dieną, tai labai nustebau, kad jie anksčiau manęs nekvietė. Nors anksčiau Panevėžio neįgaliųjų draugija buvo ten prie bažnyčių, žinot, ir ten kapinės. Ir aš vieną kartą dar Kaune, kai dirbau, atvažiavom padainuoti, varpai suskambo ir giesmės. Pro pat praėjo visi pro langus su grabu. Tai dabar džiaugiuosi, kad jūs biškį linksmiau gyvenimą biškį praskraidinot. Linkim sveikatos ir Stanislava, tokiais žodžiais noriu palinkėti, kad jūsų dienos būtų šventė ir džiaugtumės, būtumėt labai laiminga. Sveikina taryba. Nesunkiai, bet kaip ir dabar sakoma, ar valstybės politikoje, ar gyvenimo tikroviai, ką reiškia žodžiais įsakysi, padaryk, o ką tu gali žmogui pasakyti, kada jis negauna nei atlyginimo, nei aukoja savo laiką, savo šeimos laiką, o tuo labiau, kad eina su kančia, su pasiaukojimu, juk visi mes neįgalėjai, mažiau ar daugiau esam jau tokioj trečioj jaunystėj, bet dar mes judam, krutam visą. Ir aš noriu padėkoti savo darbščiusiam bitutėm, kad ne įsakymais grįstas mūsų tarybos narių darbas, o tiesiog pasiaukojimu, bendru sutarimu, pasiginčimu. Ir ačiū mano darbščiusiam bitutėm. Pirmiausia, pavaduotoją pasveikinsiu, o paskui pavaduotoja dirbs už mane, sako, geras viršininkas, pirštų parodo ir visa taryba dirba. Seniai susitik, svajojom mes, bus ir vėl seni geri draugai vienam rate. Pasakyk, 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 kaip tau sekės, kaip tu gyvenai, gal ką nors sutikęs tu buvai, tu man pasakyk, pasakyk man, pasakyk, 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 šiandien paslapties nebelaikyk, praeitį kaip knygą man atvers, patikėk privers. Vėl visą naktį kalbėsim, kol prašvis, ir paslapčių iki ryto nebeliks, bet ir vėl ateis tas laikas, reiks mums išsiskirt. Pasakyk, 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 kaip tau sekės, kaip tu gyvenai.
žinai, gal ką nors sutikęs tu buvai. Tu man pasakyk, pasakyk man, pasakyk, pasakyk, pasakyk. Šiandien paslapties nebelaikyk. Praeitį tai knyga man atvers, patikėk privers. Man vėl meluoja metai, verčia kas naktį mąstyt. Laiko šešėlis vis seka, jo negaliu atsigint. Rodos galiu pakilti lygi pačių debesų. Noris iš naujo pamilti, nes širdyje taip šviesu. Viename gėla, tu šali nuvyk, dainuok iš vėl, ledo žvyta, sienas skaidrėja, eikš ir pasilyk. Pasaulis mums visiems ir man ir tau, ir paplojam. Hey! Paklydus naktis, viešas gatvės praeidės, laikas prabėgs nepavyksi, laikas nutols pamažu. Praėjus metai sakiau jums sudie, nors žinau, kad pamiršt negalėsiu, aidas kartos man ilgai, metai praėję goodbye. Praėjo metai, sakiau jums sudie, nors žinau, kad pamiršt negalėsiu, aidas kartos man ilgai.
Agostino primile, Iubilu pagliori de me. Moja, semdi etio eti, Iubilu padar como quer. Sesu isota marua, Arisa tamarua, Teria zade uldove. Love me, love me. Love me, love me, love me, love me, ah, love me, love me, love me, love me, love me, love me, hey, hoba!